Labas visoms, 21 diena mūsų iššūkio antisenėjimo ir liftingavimo veido iššūkio diena. Taigi paskutinį kartą susitiksime per šį video. Labai kviečiu dalintis savo atsiliepimais, savo pastebėjimais, savo pojūčių, ką jaučiat ant savo veido odos. Ir šiandien aš noriu pasidalinti pratimais, kuriuos jūs galite atlikti bet kur, bet kada. Ir jeigu nerandi laiko, nors ir minutę ar dvi stovėti priešais veidrodį ir skirti minutėlę laiko savo. Taigi keletas pratimų, kurie tiesiog galėsi juos atlikti sėdint, gulint, tiesiog prieš miegą, tiesiog pabudus arba šiaip darant, skaitant netgi knygą galėsi atlikti šitos pratimus. Ir labai tikiuosi, kad ši kelionė tai nebus pradžia ir pabaiga link savo gražesnės, jaunesnės veido odos išvaizdos. Taigi, kaip visada, mes aktyvuosime limfą. Štai šitais savo kauliukais paimsim ir paspaudysim juos. Kiekvieną kartą atlikdamas pratimus pajauskit savo kūną. Atpalaiduokit nugarą, atpalaiduokit pečius, ištiesinkit. Jau ne kartą sakiau, kad mūsų laikysena tai yra numeris 1 mūsų išvaizdai, mūsų veido odos kokybei, mūsų raumenukų įsitempimui ir atsipalaidavimui. Taigi pasuksim galvą, pasistengiam galvą atpalaiduoti. Galvos sukimą galite traukti vėlgi savo ne tik tai grožio rutiną, bet ir šiaip kasdienybėje, kada jaučiate kažkokią įtampą arba stresinę situaciją. Tiesiog užmerkit akis ir pasukit. Kadangi visi rūpesčiai, visos problemos kaupiasi mūsų pečių srityje ir mūsų kakle. Pasukinėsim galvą į vieną pusę, į kitą. Pajauskit savo įkvėpimą ir iškvėpimą per nosį. Kvėpuodamas per nosį jauskit, kaip įkvėpimo metu išsipučia jūsų pilvas, kaip pakyla tarsi krūtinė į savo vietą. Ir iškvėpimo metu pajauskit, kaip jūsų pilvas subliūkšta, susitraukia, tarsi norėdamas prikibti prie jūsų stuburo. Pamasažuojam plaukus, išmasažuojam visą savo augimo liniją. Plaukai lygiai toks pat yra gražus atributas prie jūsų išvaizdos. Tai ir kitam dėmesio, nebūtinai prieš tepant kremus ar atliekant veido jogą, jūs tiesiog galit netgi ir gulint lovoje, tik pabudus arba prieš pat užmiegant, skirti dėmesio savo galvos odai ir tiesiog pamasažuoti. Jau ne kartą ir sakiau, kad galima tiesiog įtrinti plaukus aliejais, per naktį jos palikti. Taigi, pasiglostam, susiglostam. Ir pereisim prie savo kaktos, imam pirščiukus, suspaudžiam pirštų pagalvėlėm, tempiam savo odą link ausies viršutinio kampučio. Jeigu nepatogu arba jeigu ranka pavargo, jūs galite tiesiog nutempti į vieną pusę, nutempti nuo vidurio į kitą pusę, arba tiesiog galite abiem rankytėm. Kaip visada 15 sekundžių, 15 kartų, 15 nuostabių judesių sau. Ir kaip ir kažkurią dieną minėjau, dedam savo piršto pagalvėlę štai ant šito išlenkimo ir tiesiog nubraukiam savo pykčio raukšlę. Ne tik tai pykčio, jeigu pas jūs nėra pykčio raukšlės, bet šita vieta dažniausiai yra raukoma,
dažniausiai judinamas raumenukas nutempiam 15 kartų. Arba priešais save pastatykit laikroduką ir 15 sekundžių skirkit vienam judesiui. Šiandien parodysiu, kaip reikėtų atpalaiduoti paakių sritis pirštų pagalvėlėmis. Patapšnuojam paakių sritį. Patapšnuojam šiek tiek ilgiau link plaukų augimo linijos ir ausų kraščiukų. Tiesiog tarsi lengvas masažas būtų jūsų paakių zonai. Vėlgi 15 sekundžių skiriam. Dedam pirštų pagalvėles virš vokų ir nuvažiuojam. Pakeliam savo vokus, dedam ties viduriu savo antakiukų ir nuvažiuojam. Vėlgi dedam ties viršų ir pakeliam savo akytes. Nuvažiuojam. Lygiai tą patį darom su kita akyte. Nuvažiuojam. Galima daryti abi iš karto, bet man kažkaip patogiau yra daryti po vieną. Aš labiau susikoncentruoju atlikti pratimą. Taisyklingiau pakeliu antakiuką ir nuvažiuoju. Tarsi pieščiau savo antakio galiuką, ar ne? Nuvažiuojam. Ir lygiai tą patį padarom su kita akyte, tada paimam pirštų pagalvėlėm ir nuvažiuojam nuo akių kampučių. Štai čia ausies kampelį. 15 kartų vienai pusiai. Kitai pusiai. Švelniai. Šitos srities, paakių srities nereikėtų labai tempti, labai spausti, tiesiog jausti švelnumą, jausti judesį. Pakelsim nosytę. Keliam nosytę taip, kad atsivertų mūsų dantukai ir judinam. Lūpą tempiam į apačią 15 kartų. Formuojam savo nosytę. Dedam pirštų galiukus, pirštų pagalvėlės ties nosies kampučiais ir kelsim savo nosytę į viršų. Penkiolika kartų. Šiandien su lūpytėm tiesiog plačiai šypsosim. Mes šiandien tam turim puikią progą. Pabaigai išsitempiam lūpytės kiek įmanoma plačiau ir laikom. Turėtumėm jausti lūpų viduryje atsipalaidavimą, šitoje srityje tempimą ir šypsomės. Suspaustas lūpas plačiai 15 sekundžių. Šypsomės tiek, kad jaustumėm tempimą štai šitoje srityje. Penkiolika sekundžių. Pereisime prie liežuvio sukimo burnoje, lyginsim raukšlytes, putlinsim savo lūpytes ir 15 kartų liežuvį suksim į vieną pusę ir 15 kartų suksim į kitą pusę.
Atsipalaiduojam. Jaučiam tempimą mūsų štai šitoje visoje srityje. Liežuvis važiuoja dideliu ratu. Ir ką darysim toliau, dedam savo rankytės štai šitą duobutę. Suspaudžiam ir nutempiam savo odą už nugaros. Labai stipriai nespaudžiam, kadangi čia yra mūsų trachėja, mūsų kvėpavimo takai. Labai švelniu judesiu tempiam, įstatom šitas savo vietas į duobutę ir nutempiam. Jeigu labiau paspausit, tikrai jausit labai nemalonų jausmą, kuris trikdys jūsų kvėpavimą, gali užspausti netgi balsą. Judesys turėtų būti švelnus, matom, kaip kaklas iš karto raudonuoja. Pratempiam. 15 kartų. Ir 15 kartų pratempsim lygiai tą pačią vietą. Štai į apačią ir nuvažiuojam ties pažastim į kampus. Pratempiam. Kaklas pakeltas ir nuvažiuojam į apačią. Važiuojam į pat. 15 kartų. Taigi tiek šį kartą su manimi. Jeigu kyla klausimų, rašykit. Jeigu domina daugiau pratimų kažkuriai veido sričiai, jeigu norisi tolimesnio kelio su savo ir darbo su savo veido oda, taip pat komentuokit, rašykit ir labai lauksiu jūsų atsiliepimų, pasidalinimų, kaip jums sekėsi, kokį pokytį pastebėjote ant savo veido odos per 21 dieną. Tai ačiū labai ir iki susitikimo kitą kartą.